Sveiki, pristatau Jums atnaujintą PowerDrive modelį. Jeigu prieš tai PowerDrive'as buvo tik ekonominė klasė ir visiškai biudžetinis unitas, tai naujieji, gal geriau pasakius, atnaujinti PowerDrive modeliai yra komplektuojami štai taip. Komplektacijoje jūs gaunate mikro, vadinamą nuotolinį pultelį. Visi PowerDrive modeliai nuo šiol jungsis su Humminbird echolotais. Tai komplektacijoje rasite tinklo prailginimo kabelį ir adapterį. Ir nesvarbu, ar jūs įjungsite prie Solix, Apex ar prie Helix įrenginių, jis pilnai bendraus su jais. Esminiai atnaujinimai slypi iš esmės viduje. Tai yra visiškai pakeisti valdymo blokai tiek viršutinėje dalyje, tiek vidinėje, ko pasekoje PowerDrive'as įgavo begalę naujų funkcijų. Tai daugumą iš jų jau visi įpratę naudoti kaip autopilotas, inkaras ir panašiai, bet ne ką mažiau jūs slypi OneBoat Network programėlėje, kurią parsikrausite nemokamai į savo išmaniuosius telefonus ir galėsite jį nuo šiol valdyti pilnumoj su jūsų mobiliuoju telefonu. Komplektacijoje, kaip ir įprasta, yra viduje visi reikalingi tvirtinimo elementai, pultelio laikiklis ir plastikiniai dirželiai. Skirti jūsų kabelį pritvirtinti spiralinėme maitinimo kabelyje, kad naudojimo metu nesitrintų. Esminis privalumas tas, kad jeigu iškyla poreikis turėti naują į pultelį, jį galite dasipirkti ir pilnai kelių sekundžių bėgyje suporuoti su jūsų turimu PowerDrive'u ir naudotis tiesiog jau pilnu pulteliu su displėjumi ir panašiai. Čia vietoje mes turime 45 lbs 12 V modelį. Taipogi bus ir 55 lbs 12 V modelis. Ir atsivešime PowerDrive 24 V modelį, kuris 24-ukas jau bus komplektuojamas su didžiuoju Minn Kotos naujuoju pulteliu. Taipogi jūros ir sūraus vandens mėgėjai nebus nuskriausti. Nuo šiol galima bus įsigyti ir gilam vandeniui skirtą PowerDrive modelį, ir sūriam vandeniui skirtą PowerDrive modelį. Tad biudžetinė arba ekonominė klasė įgavo daug daugiau raumens šiais metais.